galima pasidaryti ir savo skaičių formatą. Pavyzdžiui, kad visi skaičiai būtų šešiaženkliai. Ir tokie skaičiai yra daromi pagal specialias taisykles. Visų jau žinoti galbūt nėra taip jau būtina, galima pasiskaityti, kaip ten rašoma yra, tas formatas, bet pagrindinė tokia yra taisyklė. Nueinam į custom, aš galiu statyti čia general ir dabar nutrinu šitą ir kiek nulių rašau, tiek skaitmenų skaičiuje yra privaloma. Jeigu aš parašysiu 4, 5, 6, tai būtinai langelyje bus šešiaženklis skaičius, o šitam langelyje bus šešiaženklis skaičius. Nesvarbu, kad aš parašysiu 1, 2, 3, kiek trūksta skaičių, tiek man pridėjo 0. Jeigu daugiau rašysiu, sakykime, 9ženklis skaičius, rašys 9ženklį. Jeigu 1, rašys 5 nulius. Priekyje prideda tuos nulius. Tada yra gerai skaičiuoti kažkokius serijas, kažkokių dokumentų ar dar kažko, kurie yra būtent nustatyto, skaitmenų skaičiaus. Kitas dalykas, aš galiu, matot, numetė į special mane, aš galiu, rašydamas tarp skaičių, galiu dėti kažkokius skliaustelius. Pavyzdžiui, pirmieji 2 skaitmenys aš galiu suskliausti. Pirmosius 2 skaitmenys suskliausti, galiu parašyti tarp jų tarpą, kažkur galiu parašyti minusiuką. Tokie yra pilnai galimi dalykai, turiu tokį. Jeigu rašysiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai turiu tokį, formatą skaičiaus, nors skaičius yra būtent toks, bet formatas yra taip. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, rašant kažkokį, telefono kodą, ir taip toliau, pavyzdžiui, ten 370 Lietuva, ar ten 846 Klaipėda, tai galima tiesiog rašyti ne skaičių, o tą, pavyzdžiui, 846 pridėti kaip formatą. Einu į number, į custom, parašau pradžioje 846, galiu daryti minusiuką ir tada rašau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 skaitmenis, tai yra telefono numeris, ir dabar rašau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 846 prisidėjo kaip formatas, jis nėra skaičius, bet turim tokį skaičiukas yra toks. Galima pridėti ir tokį kaip formatą. Dabar rašant skaičius, bet formatus pridėti bet kokią, kaip pasakyti, nesąmonę, galima tiesiog, parašius tą dalyką kabutėse. Pavyzdžiui, 0,00 ir dabar tarpelį padėkim, kabutės ir litai į metrą. Kabutės susidaro, turim litai į metrą. Tai kažkokią kainą, kad, už bėginį metrą. Ir turim, jeigu, pavyzdžiui, aš turiu mokėti 12,3. 12,30 už bėginį metrą tiek mokam. Bet kokią nesąmonę galima įrašyti tarp kabučių. Dar kartą, sakykime, galima įrašyti ir kokią nors, tiesiog parašysiu vieną nuliuką, kad vienas skaičius privalomas, jeigu yra grotelės, tai skaičius yra nebūtinas, galbūt neprivalomas, šiaip skaičius yra prašoma trupmeninė dalis, sveikasis skaičius, teigiamas ir neigiamas, kaip bus vaizduojamas, bet aš galiu tiesiog parašyti 0, kabutė, paskaita, kabutė užsidaro, turim kažkokią paskaitą. Ir turiu
101 paskaita arba 123 paskaita, o yra 123 skaičius, o paskaita yra čia. Šitas dalykas yra tikrai skaičius, jis dalyvaus visuose skaičiavimuose, tas paskaita yra tas pats kaip, sakykime, litai yra pridėti ar dar kažkoks ženklas, tai yra, kad būtent toks skaičiaus formatas. Dabar taip galim pasigaminti nesudėtingai bet kokį formatą, tas, kur praktiškai dažniausiai reikalingas yra. Su datom yra. Dabar datos yra sutarta, kad jeigu aš rašysiu į, tai bus metai. Ir dabar metai gali būti pilnai, tai yra 2014 arba tiesiog 14. Jeigu 2i, tai būtų 14. Parašysim 2000. Toliau galiu dėti ir tai būtų mėnesiai. Ir d, tai būtų diena. Ir galiu dabar, pavyzdžiui, 14, 02, 28 turiu tokį. Toks yra datos formatas. Kitos pusės, jau dabar matom, kaip bus, jeigu aš parašysiu tik tai 2, tai bus 14. Jeigu 3 parašysiu, vis tiek 14, 2014 su mėnesiais. Jeigu viena M raidė, tai bus tik dvejetukas, jeigu 2 bus 02, nereikėtų įsigąsti, jeigu čia būtų 12 mėnuo, tai nors ir viena raidė vis tiek rašytų 12. Jeigu 3 raidės parašysiu, tai būtų sutrumpintas mėnesio vardas, tai būtų vasaris ir 4 pilnas. D lygiai tas pats, 2D tai pilnai, jeigu 1D tai rašytų 2, 3, 4, bet kai 28 vis tiek 28, jeigu 3D tai rašytų, kad sutrumpinta savaitės diena, jeigu 4D rašys penktadienis. Reiškia penktadienis. Turim tokią datą, skaičiaus nesimato viso, per siauras stulpelis, mes platinam jį ir yra. Pavyzdžiui, galim pažiūrėti, kokia bus diena, pavyzdžiui, Kalėdos šiais metais, tai yra 14 metais, Kalėdų diena, kokia savaitės diena. Užtenka netgi labai paprastai čia parašyti 4D, 1, 2, 3, 4, turim jau ketvirtadienis ir čia bus ketvirtadienis, nors iš tikrųjų aš nepilną datą matau tik tai savaitės dieną, ketvirtadienis yra. Galima į datas, kur čia mano tavo data yra, aš galiu visokių įrašyti ir mandresnių dalykų. Pavyzdžiui, aš galiu įrašyti, kad būtų metai, mėnuo ir panašiai tokie žodelyčiai. Tai yra 2014, kabutės, rašysiu M taškas, kabutės susidaro, tarpelis, reiškia vasaris, galbūt čia tarpelis, kabutės atsidaro, dabar parašykime mėn, taškas, kabutės užsidaro, tarpelis, dabar neberašykim, kad penktadienis, rašykim 28, kabutės, D taškas, kad diena būtų ta, kabutės susidaro ir turiu tokią užrašą 2014 vasaris mėnesio 28 diena. Taip galima įvairiai varijuoti datų formatus pačiam susikuriant pasirinktinį datų formatą.